Taip, ir noriu šiandien pasidžiaugti, nes mano pirmas pašnekovas ir man yra didelė garbė ir malonumas pristatyti Artūrą Kuliešą. Man jis žinomas labiausiai kaip kolega ir Lietuvos projektų vadybos asociacijos prezidentas. Daugiau jis tikrai prisistatys pats labiau. Manau, kad jis visiems kitiems yra geriausiai žinomas kaip mega projekto, sinchronizacijos projekto vadovas. Ir tada į čatą tiesą būtinai noriu informuoti tuos, kurie nori gauti sertifikatus. Į čatą įdėsiu anketą, kurią prašysiu užpildyti. Ir primenu, kad sertifikatų kaina yra 5 eurai LPVA nariams. Taip, ačiū. Ir kitiems dalyviams 10 eurų. Ir primenu, kad laikome sklandaus darbo taisyklių, mikrofonus laikykime išjungtus, jeigu galite pasikartosiu, kameras įjungtas. Ir Artūrai, žodis jums. Sveiki, aš to įsijungsiu tik tai kitas skaidrės ir galėsim pradėti tada. Tai kągi, tuomet ačiū, kad susirinkote visi. Aš šiandien truputėlį pristatysiu save, koks mano vaidmuo yra. Tai aš šiaip turiu gana nemažai metų būdamas projektų vadovu ir pradėjau savo darbą dažniausiai finansų ir IT įmonėse ir tokiuose kaip Swedbankas, Luminoras, tuo metu vadinasi DNB, tai IT, Barclays banke, tai pagrindinai taip dirbau su IT, bet nuo 2019 metų užsiiminėjau energetiką. Turiu šūsnį visokių sertifikatų, dažnai tai ir gal yra gerai, kad turiu juos, bet realiai tai ne kiekvieną dieną pastebiu, kad apie tai kalbu. Dar tenka šiek tiek padėstyti ir taip pat aš dirbu kaip šalia kito darbo, kurį turiu, tai yra projektų vadybos asociacijos prezidentas ir valdybos pirmininkas, bet šiandien aš esu ne kaip Lietuvos projektų vadybos asociacijos valdybos narys, aš daugiau kaip Litgrid, tai yra perdavimo sistemos operatoriaus vienintelio Lietuvoje sinchronizacijos programos vadovas, kur man teko dirbti su šią programą nuo 2019 metų. Ir prisipažinsiu, aš iki šiol su ją dirbu ir ko gero dar kurį laiką dirbsiu, nes čia vienas dalykas, kurį reikia turėti omeny, kad ji tikrai dar nepasibaigė. Bet pakalbėkim tada iš tikrųjų apie tos visus sveikinimus ir šventes ir palinkėjimus. Tai neabejoju, kad šitą nuotrauką matėte kažkokiuose portaluose, spaudose, turbūt ir šitą matėte, ir galbūt net šitą, galbūt netgi buvo gyvai pamatę tą reklamą. Tai mes turim to reklamos daug ir iš tikrųjų viešumo susijusių su sinchronizacija ir elektros perdavimo sistemos prisijungimu prie kontinentinės Europos yra padaryta labai plačiai ir dalis to yra susijęs su to, kad tai yra ES finansuojamas projektas ir mes tikrai turėjom matomą visur nuo vietinių laikraščių iki CNN. Tai, bet kai vakarėliai pasibaigė, diplomai, medaliai išsidalinti, tai lieka klausimai ir paprastai kam aš dabar kartais ateinu ir padaryti, taip susitinkam ir pasikalbam apie tas klausimus, kurie vis dar yra gyvi ir gal kartais nėra labai malonus. Tai, pavyzdžiui, toks klausimas yra, kodėl taip vėlai, kodėl mes Baltijos šalių sinchronizacijos Europą darėm praėjus 30 metų po nepriklausomybės. Tai yra, kaip čia taip atsitiko, kad Ukraina prisijungė 2022, įdomiom sąlygom prisijungė prie Europos Sąjungos, prie Europinio tinklo, nes praktiškai tą pačią naktį prasidėjo karas.
o mes tik tai dabar. Nors pradėjome anksčiau. Čia irgi faktas. Kitas klausimas, kodėl čia mes sinchronizavimas visko nepabaigė. Mums neturėtume viską dabar pajungti, paleisti ir pabaigti. Irgi teisingas klausimas, verta atsakyti. Tai kas dabar ten buvo daug kalbos apie Harmony Linką, kabelį į Lenkiją ir kaip ten viskas susiklostė. Kas su juo vyksta. Ir sinchronizacija, be abejo, pats svarbiausias. Šiandien ta sinchronizacija prie elektros kainų prisidėjo. Ar prisidės? Tai aš pabandysiu truputį užsikabinti už tų klausimų ir bandyti atsakyti juos visus, bet tam, kad galėčiau bent kažką tai atsakyti, aš noriu įvesti į temą. Tai pirmas klausimas yra, ar tai, ką mes darom, iš tikrųjų, tai paminėjo žodis megaprojektas, ar galima sakyti, kad tai yra megaprojektas? Klasikinis apibrėžimas megaprojekto labai paprastas. Jeigu jis kainuoja daugiau kaip $1 milijardą, tai jis yra megaprojektas. Tai jeigu tai paėmus sinchronizacijos programų gyvenimą Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Lenkijoje, kartu sudėjus, tai mes 1,8 milijardo turim. Vien tik Lietuvoje yra 620 milijonų. Tai kaip visa iniciatyva, tai iš tikrųjų galima pavadinti megaprojektu. Ir Europos Sąjungos, vien tik taip Europos Sąjungos finansavimas šitam megaprojektui sudarė 1,2 milijardo eurų. Pati programa inicijuota buvo 2019 metais, nors sistema tokiais atvejais būna, kad kai kada projektai, kai sukuriama nauja programa, taip ir buvo padaryta mūsų atveju, prijungiami jau tie projektai, kurie šiaip jau vyksta patys savaime be programos. Bet mes juos sutvarkom, sudėliojam, sustruktūrizuojam ir taip pat tampa programa. Tai kai aš jau 2019 metais į pokalbį pirmą kartą ir su Litgridas sako, mums reikia programos vadovo. Aš turėjau 2 programas savo už nugaros, bet niekada negalvojau, kad būtent tokios programos vadovo. Tai gali būti, nes, sakykime taip, sudėtingumas ir strateginė reikšmė buvo gerokai didesnė ir buvo aišku, kad kaip projektų valdyti šitą neišeina, nes tiesiog reikia patikėti žmonėms daryti visą projektą, tos mažus projektus, kurie galbūt nėra labai maži, nes, pavyzdžiui, užima 70 milijonų arba 110 milijonų eurų, ir kad jie iš tikrųjų galėtų valdyti jūs kaip projektus pakankamai savarankiškai, nes tu pats vienas kaip projektų vadovas nesužiūrėsi nieko. Ir tada atsiranda papildomas lygmuo, tai yra programos. Ir mažo to, ant to lygmens dar yra mega programa, tai reiškia, ką mes darom Lietuvoje, turim bendradarbiauti ir susikoordinuoti su tuo, kas vyksta Latvijoje, kas vyksta Estijoje ir kas vyksta Lenkijoje. Tai šitose 4 lygmenyse mes turėjom ir pakankamai intensyviai dirbti. Iš esmės, ką reiškia padaryti sinchronizacijos programą, tai yra paruošti infrastruktūrą perdavimo tinklo tam, kad ji galėtų dirbti be prisijungimo prie Rusijos. Ir kad ji galėtų dirbti prisijungus prie kontinentinės Europos. Čia atsiranda toksai niuansas, kad mes esam labai unikali vieta Europoje. Ir o čia dabar atsakysiu į pirmą klausimą, kodėl užėmė 30 metų ir kodėl taip sudėtinga ir kodėl po Ukrainos. Mes esame unikali vieta Europai, kur mūsų ryšys su vadinamąją tą kontinentinę Europą, prie kurios atseit norim prisijungti, va čia yra šitas Suvalkų koridorius. Tai viskas. 3 šalis prisijungusios prie viso to kontinentinės Europos sinchroniniu režimu realiai būtų per vieną laidą. Tai yra dabar tas Litpolinkas, o po kiek laiko bus pastatytas antras laidas, kuris reikalingas jau atsikinti. Pradžioje buvo Harmony Linkas, tai daromas per šitą pusę, po to į šitą. Tai kurį laiką netgi estai labai bijojo ir Latvija labai bijojo, kaip čia mes per vieną laidą jungiamės visą tą tokią didelę teritoriją, bandysime prijungti prie kontinentinės Europos su tokia rizika. Nes kaip ir IT, taip ir energetikui mes turime visą laiką būti pasiruošę, kad kažkas atsijungs. Veikia, neveikia. Ir ką tada daro? Tai unikalumas šitoje vietoje yra toks, kad iš vienos pusės mes
Kai mes pradėjom 19 metais, Baltijos šalis vienareikšmiškai buvo net importeris. Tai reiškia, kad mes importuojam elektrą, mes negaminam tiek, kad užtektų mums. Mums reikia visą laiką atsivežti iš kažkur kitur. Mes turėjom Nord-Balto liniją, per kurią atsivežam, mes turėjom Rusiją, Baltarusiją, kuri mus maitino, mes turėjome Sklinkus. Ir tokiai kategorijai, tai reiškia, kad mes nepasigaminam netgi tiek elektros, kad mes atsijungę nuo kontinentinės Europos save aprūpintume. Čia tokia buvo situacija, kai mes pradėjome. Daug kas pasikeitė nuo to laiko, mes dabar vis arčiau esam tokio situacijų, kad mes galim pilnai save aprūpinti ir mes turim nuspręsti, kad mes turim pastatyti visiškai unikalų sprendimą, kuris leidžia iš vienos pusės dirbti prisijungus prie kontinentinės Europos, bet iš kitos pusės mes pakankamai neskausmingai galim dirbti ir atsijungai salos režimu, taip sakant, 3 šalis atskirai nuo visų kitų. Tam mes turėjom turėti visiškai unikalius techninius sprendimus. Ir kai mes pradėjome prisimenam, reiškia, Ispaniją, sakykime, mūsų vienas iš paskaičiavimų buvo, kad Ispanija atsijungia nuo Prancūzijos ir staiga viskas griūna. Ir tai yra susijęs su pereinamaisiais reiškiniais, kurie vyksta tinkle tada, kada staiga apkrova išnyksta iš tinklo. Ir daug apkrovos. Ir tada suveikia automatika ir automatika pereina į tokią kaip ir grandinę reakciją, pradeda atsijunginėti generatoriai, pastotis ir vienas po kito pradeda atsijunginėti, taip užsidaro viskas, tai kas vadinama blackout. Kad šito mes išvengtume, mes turime iš tikrųjų suprojektuoti sistemą, kuri gali išgyventi tokias situacijas ir išlaikyti tokį dalyką, kad paėmėm ir atsijungia Lenkija nuo mūsų. Ir mes turim dirbti. Ir mes iš tikrųjų ne tik tai, kad suprojektavom, mes padarėm, išbandėm, turėjom įvesti krūvą papildomų apsaugos priemonių, instaliuoti 9 sinchroninius kompensatorius tinkle, turėjome pasidaryti baterijų saugyklas, turėjome padaryti papildomų rezervų šaltinius, sutarti su gamintojais, kad rezervų tikrai būtų izoliuotam darbui, pakankamai kruonis didelę dalį laiko savo dirba dėl to izoliuoto darbo. Ir tokį plug and play sprendimą iš tikrųjų paleisti. Vėl mes pradėjom vėlai, nes mums reikėjo labai daug studijų pasidaryti ir surasti sprendimą, kuris veiktų. Todėl mes užtrukom ilgiau. Ukrainos situacija buvo truputėlį kitokia. Ukraina, pirmas dalykas, daug kas nežino, bet ji kontinentinėje Europai dalis Ukrainos visada buvo. Tai yra vakarų Ukraina buvo visą laiką prijungta prie kontinentinės Europos. Ir kontinentinės Europos tinklo riba ėjo ne per Ukrainos sieną, o kažkur tai per maždaug 5% Ukrainos. O antras dalykas, kad jie visą laiką buvo pasigamindavo elektros tiek, kad galėdavo turėti atsijunginėti kiek nori. Jie turėdavo tiek inercijos savo tinkle, kad užtekdavo dėka atominių elektrinių, dėka šiluminių elektrinių. Ir jų prisijungimas prie Europos nereiškia, kad atsirastų didelis srautai arba staigus trūkumas. Mūsų situacija buvo kita ir mūsų reikėjo kitų sprendimų. Dėl to pareikalavo daugiau laiko. Bet svarbu yra, kad tam mes esam pasiruošę. Ir klausimas yra dažnai toksai, ar mes esam, kaip kalbam apie sinchronizaciją, ar mes esam sėkmingas projektas. Ir čia, sakykime, taip, čia nukrypsiu nuo temos truputėlį. Kas yra sėkmė? Kas yra įdomus dalykas lietuvių kalboje, skirtingai nuo praktiškai beveik visų kitų kalbų, žodis sėkmė iš tikrųjų reiškia 2 skirtingus dalykus. Anglų kalboje mes turime 2 žodžius, kurie verčiami į lietuvių kalbą kaip sėkmė. Tai yra success, tai yra, kai tau kažką gerai padarai, ir fortune, kai tau tiesiog sekasi savaime. Turi tokią aurą, tau eina ir viskas sekasi, nieko nedarai, o to sekasi. Tai yra toks dalykas, kad kai žodžius naudoji nesusimastydamas, kad yra 2 skirtingi žodžiai kaip tą patį ir komunikuoji taip pat, tai žmonės iš tikrųjų yra pripratę galvoti taip nesąmoningai sutapatina tas reikšmės. Bet reikalas yra tas, kad
didelė dalis to, ką mes darom, yra nuolatinis darbas su nesėkme. Mes visą laiką ieškom, galvojam, kaip čia mes apeisim nesėkmę. Ir kai projekto vadovas galvoja, kaip jiems išvažiuoti terminus, jis pirmoje eilėje galvoja, ką reikia padaryti, kad neatsitiktų kažko. Kas tipiška yra tokiams megaprojektams kaip mūsų, ir labai, čia mėgstam pasakyti, klasikinis apibrėžimas yra, kad sutilptume į terminus, biudžetą ir apimtį, ir kad dar kokybę, dar kokius nors kitus rodiklius. Dažnai, kai kalbama apie šitos visus rodiklius, tai, kas yra plačiai populiarinama, tai, kas yra paskelbiama, ir tai mes laikom, kad tai yra tie dalykai, iš kuriuos mums reikia pataikyti. Ir didelė dalis, kas su to, ką mes susiturėm, tai kad mes projektų vadovai tai taip suprantam, politikai supranta kitaip. Kai jie paskelbia projektą, tai yra ne tikslas, kurį mes turime atsiskaityti, tai yra tikslas, į kurį mes turime orientuotis. Tai yra tai, ko mes norim siekti. Tai, ką mes norim parduoti dabar, nes jeigu tu neturėsi gero tikslo, tai tu neparduosi projektų. Todėl idėja yra tai, kaip mes vertinam, kas yra sėkmė, labai skiriasi dėl to, kad mes tai daro labai skirtingi žmonės ir turi skirtingą supratimą iš tikrųjų apie ką jie kalba, kai kalbam apie sėkmę. Ir žiūrint iš grynai tų klasikinių pozicijų, žiūrint, galėjau padavau sakyti, terminai mes 25 metais sinchronizavomės, tai buvo toks tikslas, kad mes sinchronizuosimės 25 metais, mes manau pasiruošti 25 metais, mes realiai sinchronizavomės 25 metais pirmą ketvirtį, tai reiškia, kad mes galime sakyti 3 ketvirčius nupjovėm, bet mes nepadarėm visko, ko mes buvom pasižadėję padaryti, tai yra Harmony Linkas ir Nordbaltas, jie nesutelpa 25 metus, tai mes 30 metais padarysim Harmony Linką, ten yra atskira istorija, kokia yra, aš dar prieisiu prie Harmony Linko. O Nordbaltas irgi tinkamai 26 metais. Čia gali būti Nordbaltas situacija paprastė. Nordbalt kontrolinė, reiškia, jungties valdymo sistemos modernizavimas priklauso nuo vieno iš labai privilegijuotų gamintojų, tai yra Hitachi Energy, kuris yra realiai gamintojas šito visos jungties, ir kaip jis nustato terminus, taip ir vyksta. Jeigu jis pasako, kad padarysim 26 metais, tai tu nepasiginčysi su juo, nepaisant to, ką tavo politikai buvo pasakę, kada tu padarysi. Bet klausimas visada yra, ar mes galim su to gyventi? Atsakymas paprastai žodžiais taip, galim. Mes galim sinchronizuotis ir neturėdami to Nordbalto. Tai mes netgi, sakykime taip, įsivertinom, kad ir be Harmony Linko mes galim sinchronizuotis. Tai nėra pigu, nes mums reikia turėti papildomų rezervų kūrimus ir riboti savo pralaidumus su kontinentinė Europa. Bet iš principo mes tą galim daryti. Mums pagrindinė priežastis, kodėl Harmony Linkas vis dėlto reikalingas yra, nes mes dabar save apriboję dėl to, kad turėtume stabilų tinklą, kad jungtis į kontinentinę Europą yra apribota 150 MW, nors fiziškai gali pavežti gerokai daugiau. Iki sinchronizacijos mes prekiavom ant 500 MW. Tai ir su tam tikram išlygom galim pasakyti, kad mes suspėjame terminus. Svarbiausia, kad ką mes padarėm, tai yra galbūt tokia esminė dalis, buvom pasiruošę atsijungti, nors ir neįgyvendinę su projektu. Biudžetas yra toks, kad mums užteks mažiau tų biudžetų, negu kad buvo pradžioj planuota, ir priežastis yra, sakykime, vėlgi ganėtinai paprasta. Dalis biudžeto, kuris buvo skirtas Harmony Linkui, dėl to, kad mes pasikeitė sprendimas iš jūrinio į sausumos sprendinį, pinigai, kuriuos būtume mes įsisavinę, galiausiai gausi, kad jas įsisavinus Lenkija, nes pas ją didesnės ruožos Harmony Linko kabelio bus. Tokia paprasta. Bendrai, tarp mūsų ir Lenkijos biudžetas nepasikeitė. Tiesiog Lenkai, kadangi jie stato savo pusį didelį dalį kabelio, jie pasiėmė tos pinigus, kurių mums jau nereikės. Tai žiūrint iš tų požymių klasikinių,
mes esam arti tos sėkmės, tačiau jeigu taip kabinėtis, nu, mes nesam visiškai pagal tos klasikinius požymus sėkminga programa šiuo momentu. Ir tada klausimas yra, kas platesnis yra, jeigu mes norim, kad rezultatas būtų toks ir kai aš žiūriu atgal, į kas buvo vertingiausia, kad mes tą galėtume padaryti, tai aš galėčiau išskirti 4 tokius veiksnius, tai yra testinį strateginį prioritetą, detalų pasirengimą studijomis ir modeliais, ekosistemos, tai yra tiekėjų ekosistemos valdymas ir brandus rizikos ir neapibrėžtumo valdymas. Tai yra dideliems projektams yra būtini dalykai, kurie galbūt nelabai akcentuojami yra mažiems projektams, bet priežastys yra tokios. Jeigu pažiūrėsime į detalų pasirengimą, tai minėjau, kad mums reikia padaryti krūvą studijų. Su studijom ir mes matom, kad mes iš tikrųjų pradėjom nuo 96 metų viską tyrinėti, kaip mes galim padaryti. Ir visą laiką buvo tas nepasitenkinimo jausmas, visą laiką buvo ta situacija, kad mes kažkur tai žinom tą mūsų nevykusią geografinę situaciją, kur yra Kaliningradas ir Baltarusija mus tiesiog prispaudžia prie Suvalkų koridoriaus ir mes turime arba jungtis į kontinentinę Europą per labai ploną koridorių, arba pasidaryti visiškai savo atskirą energetinę sistemą, arba jungtis buvo tokia laukinė idėja iš Estų jungtis prie šiaurės šalių zonos, bet jie kažkaip tai nesugebėjo paaiškinti, kokiu būdu jie per jūrą sugebės padaryti sinchroninę jungtį. Tas iš tikrųjų yra labai sudėtinga padaryti. Tai dėl to nieks rimtai tą dalyką nežiūrėjo. Tai realiai tai buvo labai daug užsispyrimo, mes vis vien norim prijungtis prie tos Europos, prie tos kontinentinės Europos sinchroninės zonos ir turime ieškoti būdų. Ir keletas būdų buvo išskirta, kad mes pasistatom 2 litpolinkus, o dabar mes turime tą litpolinką, kuris eina iš Alytaus į Elko miestą, reiškia, Lenkijai, o mes norėjom padaryti, kad būtų 2. Ir čia 2013 metais buvo tokia studija, kur sakė, viskas gerai, turite ploną koridorių, pasistatykite tada, reiškia, 2 jungtis, kad mes turėtume stabilų ryšį ir pirmin. Tada Lenkai pasakė per mūsų lavoną, vieną litpolinką jūs turite, antro niekada gyvenime nepastatysim, užmirškite apie tai. Priežastys yra tokios. Antros linijos statymas, padėkim taip, nežinau, ar žinote, bet Lenkijos teritorijoje šiaurės rytų dalis ekonomiškai yra prasčiausiai išsivysčiusi dalis visoje Lenkijoje. Ten nėra jokios gamybos, ten nėra jokių vartotojų, ten nėra energetikos įmonių. Tai yra miškai, ežerai, kurortai, žemės ūkis. Tai yra, jeigu galima tai pasakyti, Dzūkija. Tai Lenkai turėjo ištisai tokią didelę problemą, kad jiems statyti linijas iš viso kažkur tai ten plėtoti energetiką šitame regione ir didelės kapitalinės investicijas buvo šiaip sunku, plus didžioji dalis teritorijos palei sieną su Lietuva yra saugomos teritorijos, pušynai, ežerai, rezervatai, ten daugybė saugomų rūšių yra žemės ūkis, kas Lenkijoje fermeris yra karalius, jisai viską, ką sprendžia. Tai yra didžiulis pasipriešinimas buvo jau tada, kai statė pirmą litpolinką, antram litpolinkui politinės valios tikrai neturėjo. Ir sakė, šito nebus niekada gyvenime. Tada jis įkišo Europos Sąjungą, sako, raskit sprendimą. Europos Sąjunga pasakė Lenkams, Lenkai nuėjo pas savo vieną tokią konsultacinę institutą, energetikos Gdanskai, jie padarė studiją ir pasakė, jūs galite visą laiką padaryti, jeigu jūs turite liniją per tą patį litpolinką padarant, bet taip pat per jūrinį kabelį nutiesėte iš Lenkijos į Lietuvą, kurio per kurį gali būti prekiauti, nes vien tik taip daryti be prekiavimo, sinchroninį jungtį yra beprasmiška. Tai, gerai, toks planas ir netgi estams ir lenkams tiko, tai mes 18 metais ant šitos scenarijaus ir pasirašėm ir padarėm politinį memorandumą, kad gerai, sprendimas yra,
viena jungtis sinchroninė jungčiai palaikyti, viena kita jungtis prekiauti. Ir su šita mintim, kad iki 25 metų visą tai pristatysim, mes pradėjom tą projektą. Ir gavom ES finansavimą ir visi sutiko, kad reikia pradėti daryti. Taip atsirado, sakykim, tas didelis pasirinkimas. Ir realiai mums, iš tikrųjų, visas šitos diskusijos buvo labai svarbios, dėl to, kad keletą kartų buvo keičiama kryptis. Keletą kartų buvo analizuojama. Kiekviena, bet lyginant su investicijomis, kurios būtų įmerktos į bet kokį sprendimą, šitos studijos nekainuoja nieko. Tai yra labai mažos išlaidos, bet tai yra labai svarbu, kad mes turėtume išsiaiškintume, ką galima daugiau. Didelis pavojus projektuose yra pulti statyti ir daryti, išeinant tik tai ant vieno scenarijaus, ant vieno paprojektavimo, su nieko nepasitikrinant, nes yra didelis noras, kiek galim pradėti anksčiau, ir politikai labai mėgsta, kiek galima anksčiau pradėti. Bet tas aiškinimasis, dėliojimasis, prieštaravimas, nesutikimas, jis yra labai svarbus, dėl to, kad jis leidžia išgryninti kažką, kas veikia, ir kažką, kas yra geriausia iš tų variantų, kurie veikia prieš tai, kaip yra išleidžiami dideli pinigai. Nes įsisukus kažką tai labai sunku sustabdyti. Ir tai Harman Linkas parodė labai akivaizdų pavyzdį, kad sustabdyti kažką tai, kas netgi nesiseka ir sunkiai eina, tai yra pakankamai didelis iššūkis. Tai, o didelis dalykas, kuris yra kitas, kurį mums reikėjo tikrinti, buvo turėti tęstinį strateginį prioritetą. Tai yra bendrai paėmus, kad politikai padėtų, o netrukdytų. Kiekvienas megaprojektas, kokiais be paimsi, tai yra ilgesnis už politiko kadenciją. Ir kai pradeda politikai žiūrėti į kiekvieną buvusios vyriausybės darbą kaip į vos ne nusikaltimą prieš žmoniją, tai išlaikyti nuoseklumą darbe yra labai sudėtinga. Bet mums yra labai svarbu, kad tai būtų pirminiai vietoje, kad visiems sutartas bendras tikslas. Tai iš tikrųjų padėjo, kad to prisidėjo ES. ES turi didelį populiarumą bet kur pas mus versle, nes vis dėlto mes iš jų tos komunikacijos, sakom taip, ekonominės paramos turėjom labai daug ir nuo to esam labai laimingi ir tas iš tikrųjų padeda. Matau klausimą, Audronės, ar prieš projektinės analizės pasileidome kelias vienu metu, ar darėme paeiliui. Iš tikrųjų daug kas buvo daroma paeiliui, nes mes pirmiausia dauguma studijų, kai jas ateidavo, jos padarydavo kokią nors išvadą ir tada ji buvo analizuojama ir tada buvo prieštaravimai, kodėl šitą studiją galbūt turi savo problemų ir tada vėl iš naujo sakydavo, bandom kitus variantus. Tai čia būdavo tos studijos, kurios buvo prieš patį programos paleidimą. Tačiau, kai mes jau nusprendėm, kad darysime sinchronizaciją, tai mes jau vertiname kiekvieną projektą su savo analize, buvo darom lygiagrečiai, dėl to, kad žinojom, kad visam padaryti reikia ir atskirų projektų ribose, tai tiek projektavimai, tiek analizės buvo daromas lygiagrečiai. Jeigu atsakiau klausimą. Toliau. Dar yra klausimo kita dalis. Ar turėjote apsitarę kažkokį terminą, kurį skirsite analizėms bendrai? Analizės buvo su terminuotais terminais, nes mes žinojame galutinį terminą, 25 metai, mes jo taikėmės. Mes turėjome... Tai jūs nuo to skaičiavote? Kai jau darėme, tai mes jau žinojame. Iki 18 metų tos visos studijos jos neturėjo kažkokio tokio specifinio bendro termino, tai jas ir buvo daromos, tik tam, kad tai daugiau kaip galimybių studijos, supratimas, kaip iš principo galim padaryti. Ir ar galime. Nebuvo sutarimo. Tik 18 metais suformavo susitarimas, kad mes iš tikrųjų darom ir kad darom ant 25 metų taikom ir 19 jis buvo patvirtintas. Tai ir didelė dalis to yra tai, kad mes Lenkai, mes, Latvijai, Estai, visi sutarim, kad reikia daryti ir atsirado tas sprendimas. Ir turi būti prioritetas. Ir tiek politikoje, tiek viduje organizacijos.
Tai politikoje mes visa sinchronizacija turėjo nuosavą įstatymą. Bendrai paėmus, tai vienintelis man žinomas projektas, kuris turi Lietuvoje nuosavą įstatymą, bet gal Rail Baltica neturi, man atrodo. Šitas Ignalinos atominės uždarimas, man atrodo, turėjo savo įstatymą. Tai čia yra labai naudingas dalykas, ne vien buvo toks vienas straipsnis, kuris pasakė, kad visos valstybinės įstaigos ir savivaldybės įstaigos turi skirti prioritetą. Taip, jeigu kartais užsustabdydavo kažkokią veiklą, mes ištraukėm tą straipsnį. Tai ir viduj organizacijos tas irgi turėjo būti padaryta, kad mes aiškiai matytume, kad tai yra svarbu. Tai parodysiu dėl to. Antras dalykas turi būti į užduotį orientuotą valdymo hierarchiją. Tai yra, mes mėgstame matricinės struktūras projektuose. Tai yra projekto vadovas, jis susirenka komandą iš tenai, jie visi turi savo vadovus, jis sėdasi, reiškia, kiek laiko skiria, nevedės jie turi kitus projektus, jie dar turi operacinę veiklą. Tai čia vienas dalykų su megaprojektais taip negalima dirbti, nes pirmas dalykas, kuris yra svarbus, tai yra, kad žmonės, kurie įtraukti, yra absoliučiai sukoncentruoti į tą vieną veiklą. Tai core teamas, visi projektų vadovai ir dalis techninių komandų ir dalis pirkimų komandų buvo specialiai dedikuota sinchronizacijai. Tai netgi jeigu jie nedirbo tam pačiam padalinyje, bet jie turėjo 100% įtraukimą. Žmonės, kurie dirbo konkrečiai šitaip veikti. Ir prie kitos veiklos jie tiesiog neprileidžiami. Kitas dalykas, kuris yra svarbus yra prie prioriteto, tai kad tiek vadovybė, tiek politikai yra ir sakykime taip, ir ministerijos yra suinteresuoti rezultatu. Mažiau galvoja apie tai, kaip ieškoti ant ko užkabinti, nes praktiškai visi, aš labai galiu pasidžiaugti, iš tikrųjų buvo labai didelis susitelkimas ties tuo, kad tai yra bendras reikalas. Tiek prie Šimonytės, tiek prie Skvernelio dar tos laikais ir tas iki šiol tas matosi, kad visi supranta, kad yra bendras reikalas ir nepuola, išskyrus paskutiniu metu Seimo, reiškia, įdomi yra dabar politika Seime, abejot viskuo ir knistis po viskuo. Tai reiškia, ar mes tikrai žalos didesnę padarėm ir reikėtų gal paaudituoti tą, paaudituoti tą, dėl viso pikto. Tai bent jau iki šių metų, iki šito Seimo tikrai jautėsi, kad palaikymas yra labai didelis ir visi stengiasi tame sudalyvauti. Iki pat sinchronizacijos. Tai niekas nekišo pagalių į ratus, bent jau tokio lygmeniu, kad buvo valstybės kontrolė atėjusi, bet su valstybės kontrolė, labai geranoriškas ir konstruktyvus pokalbis buvo. Tai aš netgi galiu taip pasidžiaugti, kad jeigu žiūrėti taip, kaip žmonės pasakoja, kaip čia yra baisu, kaip visi bando vieni kitiems trukdyti, tai aš tikrai to sinchronizacijos taip nepastebėjau. Ir tai yra labai gerai. Tai iš tikrųjų leidžia sukonstruoti tai, kas duoda rezultatą, o ne tai, kad nuolatos ginti savo egzistavimą. Tai va, esmė yra, kad turi būti tepimas kiekvieno reikalo, tai yra ne tik tai tų žmonių, kurie tiesiogiai komandoje dirba, bet ir tų žmonių, kurie yra organizacijoje ir daro kitus reikalus. Tai jie turi aiškiai suprasti, kad tai ir jų dalis. Ir tas iš tikrųjų, Litgridė tas jautėsi. Aš keliose programuose, tokiose strateginėse buvau, įvairiose organizacijose. Tai programos iš tikrųjų labai laimi iš to, kad jos yra labai išpopuliarinamos ir kitai tampa kiekvieno žmogaus dalimi ir jie puikiai supranta, kad yra svarbu. Konkrečiai Litgridė, pavyzdžiui, jeigu žiūrėti, yra toks daiktas kaip bendrovės tikslai, tai 21-24 metais vadovybė yra vertinama už tikslų vykdymą. O tikslai būna labai įvairūs, dažnai būna susijęs su uždavimu, tai ar dar su kažkuo, tai nuo įvairiais metais buvo apsigavo tarp 42% bendrų tikslų, tai 65% sinchronizacijos tikslų vykdymas. Tai yra vienos programos vykdymas. Kitas pastebėjimas yra, kad kai teko išsiaiškinti, kiek žmonių iš tikrųjų yra bukinę darbą prie sinchronizacijos, tai gavosi kažkur apie 70%. Tai reiškia, 30% dirba visiškai pagrindinė komandoje ir tada 261 žmogus per tą laiką, kada mes tą matavom, buvo realiai prisidėjęs prie sinchronizacijos.
Kiekviena visa įmonė, beveik taip galima sakyti. Trečias aspektas, kuris svertas, iš tikrųjų labai svarbus yra tai ekosistemos valdymas, tai darbas su rangovais. Mes to labai nepastebim, bet mes, kai pradedame pirkti, ypatingai su viešaisiais pirkimais, tas yra labai aišku, mes įsivaizduojam, kad galim nusipirkti, ką tik norim. Reali situacija yra, kad rinka, kai tu dalyvauji mega projekte, tu supranti, kad rinka yra ribota. Tai yra, kai tu duodi kažkam tai darbo ir duodi jam pinigų, tu atimi iš rinkos kažkokį tai resursą. Ir kuo daugiau darbo duodi, tuo mažiau rinkoje to resurso lieka. Ir tai reiškia, kad sekantis pirkimas, kurį tu darysi, jis bus greičiausiai brangesnis negu tas, kuris buvo dabar, nes žmonės ieškos būdų, iš kur gauti papildomų resursų, kaip užsidirbti daugiau, nes jie yra užimti, jie jau turi darbą, jiems darbo jau nereikia, jiems problema ne darbas, problema yra kaip suspėti viską. Ir tada supranti, kad po kiek laiko pasidaro taip, kad jau kaip vieni iš paskutinių pirkimų, kuriuos mes darėm, Vilnius Neris linijos, tai buvo rinka tokia soti, kad buvo sunku susitarti, kas darys. Dažnai reikalauja specifinių kompetencijų, kurios, jeigu jau sužimtos, tiesiog nėra tų žmonių, kas daro. Ir kiek mes galėjome, tai mes stengiamės tą praplėsti, bet tas irgi turi tam tikrų apribojimų. Pavyzdžiui, 22 metais buvo po pandeminė medžiagų krizė, dar po to prisidėjo Ukrainos karas ir kainos visos šoko viršun. Ir tiesiog tada ateina rangovas ir sako, mes suprantam, kad pas mus yra indeksavimas yra tada apribotas, tada mes galime indeksuotis tose ribose, bet indeksai mūsų situacijos neišgelbėja, dėl to, kad indeksavimas yra tada taikomas, kada mes atnešame jums sąskaitą su aktu ir būdam pasidarę darbų. O dabar situacija yra, kad kainos pas mūsų tiekėjus, subtiekėjus yra pakilusios 400%, o mes neturim pinigų už ką užsakyti medžiagų. Ir čia yra ta situacija, kai tu turi vertinti, o tai kas mums dabar svarbiau, reiškia formaliai spręsti, kad nieko mes čia nedarom, darykite pagal sutartį, ar ieškoti būdų iš tikrųjų išgelbėti projektą tam, kad jis būtų padarytas ir prioritetai būtų skiriami tam, kam reikia. Ir yra tas 97 straipsnis pirkimų įstatymų, trečias punktas, kur sako, kad jeigu yra nenumatytos aplinkybės, galima persiderėti ir sutartį. Tai yra skausmingas ir dažnai reikalaujantis daug susikalbėjimo su institucijomis būdas, bet tiesiog jį tenka daryti, nes kartais yra situacijų, kurių tu kitaip neišspręsi. Kitas dalykas, kurį mes galbūt išmokom, bet kad tai reikėjo, pradžioje nepraktikavom, po to teko praktikuoti, tai yra pirkimo planą pasirengti ir iškomunikuoti anksti, kad rangovai patys įsivertintų, kiek jie realiai galės paimti. Ir kartais iš pat pradžių mums pasakydavo, reiškia, kodėl jūs nesakėte, ką jūs ruošitės tą daryti, mes būtume būtent šitą orientavęs. Po to išmokome ir pradėjom iš tikrųjų kalbėti, ką mes ruošimės per ateinančius metus pirkti šitoje vietoje, kad rangovai netgi gali tų resursų gauti, galima pasisamdyti papildomų žmonių, gali su rangovu susirasti iš užsienio. Ir tas buvo vienas iš tokių dalykų, ką mes išmokom. Konsultuotis. Mūsų įsivaizdavimas, kad mes žinom, ką mes perkam, dažniausiai yra klaidingas, mes dažniausiai nežinom, ką mes perkam. Ir dažnai mūsų rangovai dar iš karto nežino, ką mes perkam. Mūsų pokalbiai su jais yra ta vieta, kur išsigryninama iš tikrųjų, kas iš tikrųjų tai yra, ką mes norim padaryti, kokios yra galimas problemos, kur mes įsivaizdavome dalykus, kurių nėra. Ir tik tada po labai ilgo laiko dialogo su rinka mes galime realiai susibrėžti kartais, ko mes norim padaryti. Ypatingai kalbant apie teritorijų planavimą, apie projektavimą ir panašiai. Ir vienas dalykas, kurį mes darom ir įsivertinom, tai yra integruoti tiekėjus į projektų valdymo procesus. Nežinau, kai kartais perkate iš viešuosius pirkimus arba iš didelių kompanijų ir statybos kompanijų, yra neįmanoma. Jeigu paprašai iš jų grafiko, jie duoda kažkokį tokį Exceliuką, kur nesuprasi nei iš kurios pusės skaityti, nei ką reikia suprasti iš to. Ir
5 metus, kol mes dirbom, praktiškai mes auklėjom savo tiekėjus, kaip dirbti su mumis ir kokią informaciją mums teikti, kad mes galėtume tinkamai valdyti tai, ką daro. Rangovai ne visada yra suinteresuoti, kad mes galėtume tinkamai valdyti, ką jie daro. Rangovai labai mielai žaistų pagal tokias taisyklės, kad jie daro viską be kontrolės, o po to pastato prieš faktą, jeigu kažkokia problema iškyla. Mums tas netinka ir mes jau sutartyse buvom įsibrėžę, kad turime su to dirbti, bet esmė yra tokia, kad mes turime iš jūsų gauti grafikus, mes iš jūsų turime rizikos planus gauti, mes iš jūsų turime gauti biudžetus einančiuosius ir kas gali pasikeisti ir ne paskutinė minutė, o iš karto. Ir tas yra vienas iš tokių dalykų, kur su rangovus ir rangovus reikia auklėti, nes jų kvalifikacija dažnai dar nepasiveja perkančios organizacijos kvalifikacijos tose vietose, bet aš galiu pasakyti, dabar yra labai stiprių statybų rangovų Lietuvoje, kurie turi labai gerą praktiką ir labai stiprius procesus. Aš noriu pasidžiaugti, kad dabar yra daug geriau negu 19 metais ir galima drąsiai pasakyti, kad yra stiprių ir patikimai mokančių dirbti ir dalintis informaciją statybos rangovų. Nežinau kaip su IT, bet rangovų yra tikrai labai gerų. Ir dar vienas dalykas yra, šitas galbūt yra ateičiai, nes mes nespėjom šitą padaryti, bet reikia skatinti tiekėjus, kurie naudoja pažangesnius metodus, nes pavyzdžiui, dažnai situacija yra tokia, kad kai perki pagal kainą, prarandi galimybę padaryti gerai. Ir dėl to, kad tiekėjai irgi ieško tada pačių pigiausių būdų ir kartais nenori investuoti į tokių dalykų, kaip pavyzdžiui BIM-as, kuris yra Building Information Model, kuris leidžia jums padaryti skaitmeninę kopiją jūsų pastatų ir šitą skaitmeninę kopiją jau projektavimo lygmenyje leidžia išvengti didelių problemų, kurios yra įprastos statyboje, tai kaip pavyzdžiui projekto brėžiniai sako, kad reikia padaryti tą, o samata sako kažką kitą. Ir kai rangovas tipiška situacija, mes jie atranda, kad jie neturi dalių, kurių reikia pagal projektą. Ir tada jie užsakinėja, tos dalys būna po 3 savaičių. Ir tai yra normali žmogiška klaida, kurias galima išvengti naudojant pažangesnius metodus, bet reikia irgi kartais skatinti, kad jie tos metodus naudotų, nes ėjimas senuoju būdu, kai viskas spaudė pagal kainą ir jie neduodi jiems investuoti, irgi yra problema. Tai iš tikrųjų prisidėti prie to, kad didinti jų kompetenciją ir jų sugebėjimą dirbti naujoviškai ir geriau, ir kokybiškiau, tai yra taip pat ir mūsų kaip užsakovo atsakomybė. Aš jau matau, kad mes taip į pabaigą truputį su laiku. Tai dar paskutinis punktas, kurį norėjau pasakyti, tai reiškia brandus rizikos ir neapibrėžtumo valdymas yra vienas iš tokių svarbesnių dalykų. Mes galime pasakyti, kad kuo ilgesnis, kuo sudėtingesnis projektas, tuo daugiau bus dalykų, apie kuriuos jūs fiziškai negalėjote pagalvoti, bet jie atsitiks. Ir tai yra susijęs su paprasta dalyku, kuo ilgesnis yra tarpas, tuo daugiau yra šansų, kad įvyks kažkas, kas nebuvo įtraukti į jokius mūsų planus ir kas buvo laikoma labai nedidelė rizika. Kuo ilgesnis tas laikas, tuo tikėtina, kad jis bus. Ir labai dažnai mes užsiraunam ant to, kad mūsų projekto architektūra yra padaryta taip, kad su šituo negalėtų dirbti niekaip. Ir kai būna, čia yra tas pats, kas pradėti prognozuoti, tu gali prognozuoti, ar lis po 2 valandų. Ir galima netgi, sakykime, taip pakankamai patikimai. Bet tu negali prognozuoti, ar nelis ateinančius metus. Aišku, kad galės. Tik neaišku kur ir neaišku kaip ir kada. Bet kad tai atsitiks, tu tikrai žinai. Tai mes turime išeiti iš tos pozicijos. Tikrai bus dalykų, kurie neveikia taip, kaip norim. Ir tam reikia būti pasiruošusi, nes tai reiškia, kad tai, ką mes įsirašom į registrų, didžioji dalis net niekada neįsigyvenės. Įsigyvenės tai, apie ką mes net neįsivaizdavom. Daugybė dalykų, nežinau, globalūs ar regioniniai, ekonominiai, politiniai pokyčiai. Paimkime tokį, reiškia, 21 metais sinchronizacijai, mums reikia LitPolink transformatorių, to didžiųjų transformatorių, kurie naudojami iš principo sinchronizacijai daryti. Jie iš esmės užstrigo Turkijos uoste dėl to, kad
prieš tai buvo kaip tik Sueco kanale įstrigęs Never Given ir jis iš esmės išbalansavo visą logistikos grandinę, tiek Viduržemio jūroje, tiek ir Raudonojoje jūroje. Ir 3 savaitės nuvažiavo iš šunį ant uodegos. Ir ką tu gali planuoti apie tokį dalyką? Arba tai, kad tavo laivas plauks kažkodėl į Kerčę, tuo metu, kai tu lauki, kad jis važiuotų, jau plauktų pasimtą po krovinio. Kitas dalykas – projekto architektūros atsparumas. Tai yra tai, kad jūsų architektūra turi dirbti taip, kad praradimas bet ko, nepriklausomai nuo tikimybės, ką jūs prarasite, būtų iš principo pakeičiamas kažko. Tai jūs turėjote rangovą, jeigu jūs priklausot nuo to rangovo, ką jūs galite padaryti, kad tam atveju, jeigu jo nėra. Kai jūs turėjote kažkokią infrastruktūrą, kuri jums reikalinga projektui, ką jūs darysite, jeigu jį dings. Tai yra tokių sprendimų, kurie atrodo savaime suprantami, kaip pavyzdžiui, prieisiu prie sinchroninio kompensatoriaus vežimo. Tai Harmony Linko pavyzdys, reiškia, kad mes turėjome būti atsparus ir sugebėti adaptuotis prie faktų. Tai po visų šitų 22 metų krizių jūrinių kabelių paklausa iššoko taip smarkiai, kad kainos pabrango mūsų paties šių projektų 2,5 kartų, terminai prailgėjo nuo 25 metų iki 32 metų ir mes gerus taip pusę metų iš esmės krapštėme su tais tiekėjais, bandydami išgelbėti, ką dabar iš to galim padaryti. O galiausiai gavosi taip, kad nusprendėm negelbėti. Tiesiog pasakėm, kad darysim. Ieškosim kito būdo ir radom kitą būdą, tai yra tiesiog daryti vietoj jūrinio kabelio, statyti sausumos kabelį. Staiga Lenkai, kurie visą laiką ginčijosi, kad jie negali statyti per šitoj jokių linijų per šitą teritoriją, jie pasakė pasakė dėl to, kad Rail Baltica reikėjo pastatyti, jiems reikia pastatyti 2 pastatus dėl Rail Baltica, būsimam geležinkeliui, būtent šitame pakraštyje. O tam jiems reikia užmaitinti tas pastatas, jiems reikia dar vienos linijos, kurios jie neturi. Ir jie pamatė staiga, kad čia yra galimybė. Bet ir rezultatas yra toks, kai vietoj to, kad pabrangintume savo projektą dėl 2,5 kartų, mes išėjom į tą patį biudžetą, su kurio pradėjom. Jau nespėsim 25 metais, bet kaina mums gavosi iš esmės ta pati, kuri buvo, tai mes finansiškai išeinam dėl to, kad pakeitėm sprendimą ir dėl to, kad pasižiūrėjom, o gal galim padaryti visai kitaip. Tai mes išgelbėjome savo biudžetą. Kas yra šitoje vietoje yra aktualiausia, yra mūsų prisirišimas ir noras gelbėti tai, kas pas mus dabar griūna, gali būti mūsų problema. Mes nemastome, kaip iš viso kitaip pergalvoti, ką mes darome. Taip mes palaidojame 3 metų darbą, tai tiesa. Bet pasirinkimas buvo arba nelaidoti 3 metų darbą, ir daryti kažkaip kitaip, arba ir tada tiesiog pabranginti projektą vos 3 kartus ir tiek pat laiko sugaišti kaip ir kitų variantų, arba tiesiog pasakyti, šitas kelias buvo netinkamas, bet yra kitas rinktis to, kas iš tikrųjų galima palyginti. Čia yra tas sunk cost fallacy arba paskandintų kaštų klaida, tai yra tai, kad tu jau paskandinai, tai kas jau vyko, tu šito neatgrosi jokių būdų. Aukoti šitą ar neaukoti gali būti sprendžiama tik pagal tai, kas tavęs laukia ateityje. Artūrai, aš žiūriu, laikas bėga nenumaldomai ir mes jau turim klausimų ir aš esu pasirašius klausimų. Aš jau į pabaigą. Gerai. Paskutinis dalykas tai turėjimas atsarginių variantų, sprendimų. Tai Neries sinchroninių kompensatorių, kai mums reikėjo dėl Rusijos karo, tai buvo tokia panaši situacija, kai nesugebėjo tiekėjas surasti, kaip atsivežti specialų vagoną, kuris tinka tik tai tam sinchroniniam kompensatoriui, nes kitų būdų tokio sunkaus daikto neįmanoma pavežti. O tą vagoną gamina Rusija ir jie buvo tikėjęsi, kad galim pasidaryti iš Rusijos. Vienintelė problema – Rusijai yra sankcijos, mes negalime iš jų pirkti, negali pirkti ir mūsų tiekėjai. Išgelbėjo, po 2 metų kankinimus išgelbėjo Ukrainą, kuri turėjo tokį patį vagoną, bet kaip tu iš Ukrainos atvarysi vagoną į Lietuvą,
yra kitas klausimas. Tai kas iš tikrųjų buvo, tai jie vežė Ukrainą per Izmailo uostą, per Dunojų plukdė tą vagoną visą kelią iki Rotterdamo. Čekai pagamino specialų konteinerį, kuris leistų tą vagoną pritaikyti sinchroniniam kompensatoriui vežti. Rotterdame buvo pakrauti visi, išplukdyti į Klaipėdą. Iš Klaipėdos su didelė sudėtinga operacija pavyko išvežti traukiniu iki pat Nemenčinės. Ir va tokiu būdu mes turime tą trečią sinchroninį kompensatorių. Dalykai, kuriuos mes darom visiškai netikėtai ir darom, sakykime, turėjimas atsarginių variantų. Jeigu taip tai būtų galvoję anksčiau, galbūt tik tai būtų padarę ir anksčiau. Bet šitoje vietoje mes turim tą situaciją, kad rangovo mes nesugebėjom prakalbinti, galbūt tai buvo klaida, ir kad jis pats iš tikrųjų pateiktų tos variantus ir pakalbėtų apie juos. Aš šitoje vietoje, ko gero, ir norėčiau tada apibendrinti, jeigu galima sakyti, jeigu kažko aš dar nepaminėjau, tai turėsim progą pakalbėti. Bet apibendrinimas yra toks, kad megaprojektai, kad ir kokius darysi, dažniausiai bus nesėkmingi pagal klasikinius scenarijus. Tai, kas jūs sakote, 1, 2, 3, tai šitie, jūs visiems rasite nesėkmingą. Fliukbergas tą patį sako. Tačiau naudos kartais yra didesnės ir amžiškesnės, negalėjau pasiūlyti pradžioje. Nes tai, ką mes pastatom, visiems turi svertę ir turi svertę ilgą laiką. Ir kad galima realizuoti megaprojektą kartais anksčiau, galim pigiau, galim pirminius įverčius pataikyti ir dėka geros praktikos, lankstumo ir, tiesą sakant, trupučio sėkmės. Tai va, tiek iš manęs šiandien. Ir tada aš gal... Ačiū labai. Kokius klausimus atsakinėti pirmoji eilėje? Tai nuo pat pradžių, nuo viršaus, aš tada Dovilė klausia, kokios didžiausios ir skaudžiausios finansiškai programos klaidos? Trumpai, jeigu gali. Finansiškai skaudžiausios. Aš manau, kad vienas iš tokių brangiausių malonumų mums buvo Harmony Linkas. Ne tai, kad jis yra skaudžiausias, bet tai yra tai, kad mes tą sprendimą, kurį dabar pritaikom, mes galėjom jį padaryti iš pat pradžių. Mes nesužinojom nieko naujo, ko negalėjom žinoti anksčiau. Čia grinai buvo dėl to, kad tai buvo grinai politinis sprendimas iš Lenkų, tuo metu daryti tus sprendimus ir negalvoti kitaip. Ir mes, sakykime, galbūt taip prasišovė man galvojimo, kad kainos bus tokios 25 metais, kokios buvo 19 metais kabeliams. Okay. Taip. Lukas klausia. Projektas dar nesibaigė, bet galbūt jau pagalvojote, ką aš kaip projektų vadovas išmokau projekto metu, programos vadovas. Taip, greitas atsakymas yra taip. Ir jūs matote, kad aš galvoju. Taip, skaidrės labai, aš irgi užsirašiau net keletą įžvalgų, tokių labai esminių, man labai patiko. Pasidalinčiau su visais, bet neturim jau ir to laiko. Gertrūda klausia, kaip pavyko suvaldyti informacijos srautą, labai geras klausimas, tarp komandų, su projektu ir kalbėti viena kalba. Kokios komunikacijos priemonės pasiteisino? Vienas, labai iš karto galiu pasakyti, stand-upas rytinis. Visi projektų vadovai kiekvieną dieną 7:50 susirenka ir kalbasi. Ir tai reiškia, kad aš laikau 20 minučių, laikau 20 žmonių, atrodo brangu, ne? Ir kalbam apie tai, ką jūs darot. Kas dabar šiandien nesvarbu. Kodėl tas yra svarbu? Visi žino, kas vyksta. Tai nelabai monetizuojama, bet tai yra labai svarbu, kad visi žino, kas vyksta ir žino, kokios problemos yra aktualios. Kiek laiko trukdavo susirinkimai? Susirinkimai standartiškai yra laikas šitam reikalui nuo 20 iki 30 minučių, tai blogai, sunkiausia. Tai bet ir tai leidžia užtikrinti, kad žmonės iš tikrųjų kurse. Tai kas nors pasakytų, kad eikvojamas laikas, tai daugybė žmonių, bet dėka to mes neturime kitų apžvalginių susirinkimų įvairioms progoms. Ir turim tą vieną kalbą. Prieš duodant, nes matau ir Vytautas kelia ranką, ar buvo nustatytos aiškios sprendimų priėmimo ribos tarp programos ir projektų vadovų? Programa kaip tokia turi tokį daiktą, vadinasi reglamentas. Tai iš esmės vienas iš pirminių dokumentų, kuris buvo 19 metais ruoštas, buvo reglamentas. Tai yra iš esmės formalios taisyklės, kas už ką dėl sprendimo atsako. Tai buvo kas yra priežiūros komiteto atsakomybė, kas yra programos vadovo atsakomybė, kas yra savininko atsakomybė ir taip toliau.
Taip, taip. Vytautai, jūsų klausimas ir dar Mindaugo. Ir ačiū labai visiems. Vytautai, klauskit. Keliat ranką. Taip, Artūrai, IBMA turi tokį nuostabų dalyką kaip Project Excellence Awards. Ar planuojate dalyvauti, ar planuojate pateikti paraišką, nes matau didelį potencialą ne tik pateikti, bet ir laimėti. Kaip čia jums pasakius paprasčiau? Taip, Aš arba ne? neturėjau laiko užsiimti šito reikalu, bet atėjo tada grupė ir pasakė, mes jūs pateikėm awardams, tik tai, kad ne tiems awardams. Tai O mes tiems? dabar turime pristatymą finalisto PMI Project of the Year Award. Bet nežinau, kaip pasiseks, bet čia... Ačiū. Vytautai ir atsakė. Taip, atsakė. Artūras. Gerai, ir dar Mindaugo klausimas, kokies apimties maždaug pirkimai dar neiškreipia rinkos? Kokie būtų top 3 patarimai užtikrinti sėkmingus pirkimus mega projekte? Čia toks kompleksinis klausimas. Tai iš tikrųjų, jau keletą pasakiau, tai pirmas dalykas pasirengti matymą, kokie bus pirkimai ir iškomunikuoti rinkai, tam, kad jie spėtų pasiruošti. Antras dalykas, ko nepaminėjau, jeigu jūs galite išplėsti rinką ten, kur yra dirbtiniai barjerai, pabandykite tą padaryti. Jeigu jūs galite kreiptis užsienio rinką, kad ateitų pas jūs ir prasiplėstų, tai yra gerai ne tik dėl to, kad ateis kažkas konkurentas. Tai yra taip pat dėl to, kad kai ateina kažkas tai iš užsienio, vidinė rinka supranta, kad jiems reikės pasistengti. Taip. Ir kokie pirkimai maždaug neiškreipia rinkos sumą, jeigu galima tokią preliminarią? Ar turi? Jeigu jūs, čia priklauso nuo jūsų rinkos. Mūsų rinka labai unikali. Mums reikia energetikos įmonių, reiškia statybos įmonių, kurios dirba energetikoje ir turi tam tikrus atestatus. Ir pagrindinė problema yra, kad tie atestatai yra tie patys žmonės ir dažnai atrodo, kad tu perki iš 3 skirtingų kompanijų, ateina tie patys žmonės galiausiai. Tai jeigu jūsų rinka yra, jūsų pirkimų paima 10% rinkos, jūs jau iškreipėte. Tai laikas mūsų prabėgo labai greitai, tai ačiū visiems dalyvavusiems. Artūrai, ačiū labiausiai jums už pranešimą. Aš pasirašiau daug įžvalgų ir turėjau keletą klausimų, bet manau, kad aš juos užduosiu tada jau atskirai. Ir tada dar jūs paminėjot, projektas nesibaigė, išgirdėjau 30-us, ne? Tai kada mes dar tęsis? Dar tęsis. Iki kiek planuoja tęsti projektą? Tai, iki ko pasibaigs. Ar turėsite... Iki sėkmingos pabaigos. Iki sėkmingos pabaigos. Tai linkim jums kuo sėkmingiausios pabaigos ir būti tuo vėliavnešiu. Labai smagu jūs buvo kalbinti. Ačiū visiems dalyvavusiems ir gražaus vakaro. Ačiū, viso gero. Viso. Ačiū.